Taip, antroji užduotis. Nurodykite didžiausią sveikai skaičių priklausantį intervalui -9, -4. Pirmiausia, aš siūlyčiau gerai, čia šiaip labai lengvas atsakymas yra, bet galbūt ne visi supranta, ko čia prašo užduotis, tai aš ją parašysiu taip labai gražiai, stengsiuosi viską paaiškinsiu iki pat galo. Tai šitas intervalas atrodo, taip, nuo -9 iki -4. Atkreipti reikia dėmesį į šitos, kaip jie, skliaustelius. Jeigu turime laužtinį skliaustelį, vadinasi, turim užspalvintą burbuliuką ir tai reiškia, kad mes tikrai turime -9. -9 yra dalyvis viso šito intervalo. Jisai yra grupės dalis. Tuo tarpu -4 nėra dalis, tuščias burbuliukas. Yra, pavyzdžiui, 3,999, ten begalė devintų. Bet, netaip atsiprašau, netaip pasakiau. Būtų ne taip. Būtų -4,00 labai daug nulių ir vienetas. Kodėl? Dėl to, kad mes čia esame neigiamoje dalyje, tai čia neigiamėja viskas, ar ne? Čia tą skaičiuką daviau, tarsi tai būtų teigiama pusė, bet yra -4. Dabar kokį reikia išrinkti skaičių? Didžiausią sveikąjį. Tai sveikasis yra skaičius be kablelių. Tai čia, pavyzdžiui, mes turim -5, -6, -7 ir -8. Dabar didesnis yra tuo, kuo yra mažiau neigiamas. Didesnis skaičius yra visą laiką esantis dešiniau. Tai jeigu mums -4 netinka, tai didžiausias sveikasis skaičius būtų -5. Atsakymas turėtų būti -5. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.